Šrifto dailininkė Dovilė Sabaliauskienė dailyraščiu domėjosi nuo vaikystės. Pradėjusi tapyti ikonas, kur taip pat pravertė kaligrafiškas rašymas, ji sulaukė netikėto pranciškonų vienuolių pasiūlymo – sukurti ranka rašytą Evangeliją. Viskas prasidėjo nuo kelionės į Italiją, kur teko išsirinkti pergamentą, ant kurio bus rašoma Evangelija. Pradėjome nuo to, kad broliai mane nusivežė į Italiją, parodė ten senovinių bibliotekų lobius, mes ten pavartėme, pasižiūrėjome, pašnekėjome su tais žmonėmis, kurie saugo tas knygas, o Italijoje šrifto kultūra yra tikrai labai aukšta. Ir ten netgi privačiuose namuose, kur beeitum, visur ant sienos yra koks nors šrifto darbas. Jeigu ne originalas, tai kopija, aukštos kokybės. Taip pat ir šiais laikais yra daug šrifto menininkų, kurie dirba ir senovinės stiliais ir kuria naujus šriftus. Tai tikrai labai gyvas žanras. Ir dabar labai džiaugiuosi, kad jau ir Lietuvoje tikrai labai didelis šrifto pagyvėjimas. Ir, žodžiu, pradėjome nuo to susipažinimo. Na ir tenai mes Italijoje nusipirkome pergamento ir ėmiau eskizuoti.